Labadiena visiems, sveiki atvykę į Kauno Baltijos regbio top lygą, startuoja ir laikinoje sostinėje visai netrukus Kauno Ąžuolas, šiandien prieš Vilniaus Geležinį Vilką. Pradėti neblogai, rungtynių pradžia, toks geras startas, pirmas kėlinys irgi neblogas, rungtynės gausi galiausiai pralaimėtos. Kaip manot, kas lėmė antrajame kėlinyje, jog varžovai galiausiai vis tiek atitrūko? Su Kaunu visą laiką būna labai geras varžybas. Labai apylygės, viens kitam metam iššūkį. Ir jo, pirmas kėlinys tą tikrai parodė. Antram kėlinį šią sekundę sunku dar pasakyti, kas iš tikrųjų nutiko. Dar neatsistatė mąstymas po varžybų iš tiesų, bet aš sakyčiau, jeigu... Nežinau iš tikrųjų. Pasakysim. Nuovargis matys, aišku, čia pas abi komandas ir raumenis kai kuriem traukė. Galėjo tai būti kažkiek faktorius antrajame kėlinyje? Ir ar pats iš savęs kiek gali pasakyti, kad nuovargis veikia ar neveikia šiose rungtynėse? Aš sakyčiau ne, abiem komandom sąlygos lygiai vienodos. Aš sakyčiau, mūsų komanda yra gerai pasiruošęs netgi per karščius žaisti. Tai fizinis nuovargis, aš manau, abiem buvo vienodas. O iš psichologinės pusės vėlgi reikės pasižiūrėti, ar kažkas nutiko, ar buvo faktorius, ar ne. Turit tikslą kažkokį nusistatę šiame sezone, ar tai pirmas ketvirtas, ar šiaip galbūt kažkokie kiti dalykai, ką norit pasiekti šiame sezone, ne tik kalbant apie galutinį vietą? Praeitas sezonas parodė, kad kiekvienas taškas labai svarbus. Netgi praspirimai ir žeminimai, netgi pralaimėjus varžybas, tai visų pirma tai kovosim dėl kiekvieno taško aplamai, o visą kitą gal treneris dar daugiau pakomentuos. Sveikinimai su pergalė, prieš rungtynės sakėt, jog tikitės, kad komanda bus nusiteikusi, užsivedusi, turbūt tą ir pamatėt? Sakiau, kad norėčiau, kad jie būtų užsivedę ir ateitų su tinkamu nusiteikimu. Pradžia tikrai nebuvo tokia, iškart gavom taškus ir pradžioj gynybai labai sunku buvo. Bet sakyčiau, nuo antros kėlinio pusės pirmo ir antro kėlinio pradžioj tikrai jungiam kitą pavarą ir nusiteikimas buvo geras ir to pasiekoje pavyko pasiekti pergalę. Čia ta pradžia gal buvo apskritai, kaip būna naujas sezonas, pirmos rungtynės, gal kažkiek ir tas davė, kad sunkiau startavot? Net nebejoju, vis tiek sunku, nepratę prie kontakto, nepratę prie tų varžybinių greičių galbūt. Tai tikrai tas turėjo įtakos, manau. Kažkiek, aišku, ir tas karštis nuovargį davė, ypač antrajame kėlinyje. Didelis faktorius tai buvo jau antrajame kėlinyje, kai matėm, kad ir jūsų žaidėjams kai kuriems ir raumenys traukė, reikėjo keitimų. Tikrai jautėsi, kad pirmo sezono rungtynės, bet ne tai, kad iš kokybės, sakyčiau, bet iš kaip sunku buvo vyrukam. Pirmo kėlinio pabaigoje prie to karščio tikrai pradėjo net ir mini konfliktėliai tarpusavį, nes tikrai buvo labai sunku ir ištverti tą intensyvumą ir dar tą karštį. Tai tikrai karštis prisidėjo, tikrai. Ir tai yra viskas. 49-27 Ąžuolas švenčia pirmąją pergalę sezono starte.